Labadiena, ponios ir ponai. Sveikinamės iš medininkų, apsniegtų, žiemiškų. Kaip ten pažiūrėjom, praktiškai prieš metus pradėjom šitą mūsų kanalą. Žadėjom labai dažnai išleidinėti video. Tai bus jubiliejinis 5. kartas. Taip, 5. podcastas. Tai galim reziumuoti ir metus, ir žiemą. Nors metų nereziumuosim. Ten nėra ką kalbėti apie statistikas, bet turim keletą tokių įdomių temų paliesti, kurios buvo aktualios šią žiemą ir kurios mums atrodo aktualios ir bus svarbios šį pavasarį. Todėl turbūt taip trumpai anonsuosim. Pasikalbėsim apie mūsų naujus gamintojus, pasikalbėsim apie ką pasiesi parodą, kaip sniegai, kaip sekės valyti, kokios buvo tendencijos čia žiemą su sniego valymo technika ir užsiminsim apie Agromaš naujienas, bet apie Agromašą jau padarysim atskirą epizodą, nes ten jau reikėtų išsiplėsti. Taip. Tai pagrindinis turbūt šiemet, kas užtiko, pirmą kartą turbūt žiema užtiko visus, ne tik kelininkus netikėtai. Tai jau pastebėjom, kad tikrai buvom atpratę nuo tokio judesio sniego peilių rinkoje, barstytuvų rinkoje. Ir kai čia iš rudens turėjom vieną iš klientų, kuris iš Švediją išvyko, sakėm, tas tai sniego matys. Bet atsitiko gyvenimas, kad Švedijoje žiemos praktiškai nėra, o Lietuvoje visas sniegas Lietuvoje. Atrodo, jau viską padarai, laimi Švedijoje konkursą, ten tikrai snigs, išveži techniką ir stovi ten. Taip, tai buvo, o šiaip ten ir pranašavo labai didelę žiemą, nes aš jau kai buvau rudenį pas mūsų naujosius tiekėjus, tai jie sakė, kad skandinavai šluoja visus sandėlius, nes sako, jau ten žiema bus 100 metų tokios nebuvo. Švilpikas koks nors ten parodė. Švilpikas parodė, bet švilpikas matyt buvo gal net užvalgęs. O dabar gavosi tokia situacija, kad sakė, žiemos nebuvo. Sorry. Tai su sniego peiliais turbūt verta pastebėti, kad šiemet dominavo didieji Alpsai. Taip, šiemet buvo kalibras, bet ko gero, kai aš sakau, visi mes išaugome, nes ir pagal šienapjovės tai buvo, ir pagal skutikus tai buvo, kad kažkaip lipom į tą didesnį modelį. Ir su sniego peilės, kai visą laiką buvo mūsų, kaip ten pagrindinis tas arkliukas, tai PSV buvo, tai šiemet pritrūkom Alpsų 360. Tie patys mūsų klientai, kurie kažkada 3-metrinį pirko ir tai su atsarga, traktorių pasididino, gal pernai atsinaujino per projektus, turi jau vietoje 150, ten kokie 300 ir 400 arklių ir reikia didžiausio, ką gali ten patiekti. Greičiausiai pirmi metai buvo, kai tikrai turėjom užklausų 4 metrų peiliams. Tiesiog mes jų neturėjom vietoj, kaip užklupo mus netikėtai su tokiais poreikiais. Labai retas modelis, vis tiek jau reikia didžiulio traktorius, ten virš 300 gerokai arklių, gal net 400, kad 4 metrų stumt. O su tokiu sniego kiekiu kaip dabar, į žiemos pabaigą dar pribėrė. Ir visą Šiaurės Lietuvą, ir Žemaitiją, anksčiau Klaipėdoje sniego nebūdavo. Taip, bet tikrai įspūdingai daug sniego. Ir sniego, ir šalčio iš tikrųjų tokia žiema kaip vaikystė. Ir turbūt verta pastebėti, kad nors visi valė gumom, atsirado paklausa metaliniam peiliam. Link pavasario. Jau tą privažinėtą sniegą ramdėt? Taip, po naujų metų jau buvo tikrai, bet ir pardavėm nemažai tų metalinių peilių kažkaip, nes čia pirmi buvo, aišku, švedai, kurie buvo nustebę nuo to, kad apskritai gumom kažkas valo, nes jiems tai buvo neįprasta. Bet po to atsirado ir tikrai jau turėjom sandėlį pasiruošę buvom ir tikrai atsirado pas mus, kam reikėjo, nes, sakykime, tie visi žvyrkeliai, kurio šalia apledėjo, tai su guma tiesiog nieko ten nepadarysi. Matėm puikiai, kaip mūsų detalių skyrius trynė kiekvieną kartą rankas, kaip pranašavo lijundra, kaip pardavinėjo dyglius. Dygliai buvo ypač populiarūs. Jau šiemet dyglių, šiandien rodės Zbignevas, net karinė technika susisuko dyglius. Taip. Kariniai į sandėlio krautuvų sukosi, kai buvo plikledis. Labai įvairią techniką, tai tikrai buvo bestselleris, pardavėm viską, ką galėjom gauti. Taip pat ir grandinėm atvyko pradėjom. Jo, ir grandinės toks, kaip sakant, žiemos sujudimas, sakau, užklupo tokios žiemos, kaip čia būdavo paskutiniais metais, tai
ūkininkų jos neužklupdavo, visi būdavo kaip ir pasiruošę, bet šiemet kaip pavarė normaliai ir sniego ir laikas, iš tikrųjų daug laiko jau. Jau sninga, pūsto, atleidžia, pašala, jau tas sniegas sukietėjęs, jau kaip sakant, iššūkis pasidarė su juo kovoti. Ir šiandien mačiau vakar dar Žemaitijai, ten vėl privarė sniego, vėl ten kova vyksta. Tai vat, kai užsiminė Vėslavas apie mūsų naują tiekėją, tai turbūt galim prie to ir pereiti. Pradėjom šiemet šią žiemą pardavinėti estišką Sami techniką. Papasakot, ką tik grįžai iš gamyklos, ką matei, ką siūlo. 2 kartus buvau. Taip, tai 2 kartus buvęs, tai papasakot visą. Pirmą kartą važiavau pažiūrėti, ar apskritai verta dėmesio. Tada jau, kaip tas sakė, nuvažiavau, pažiūrėjau, tada draugus atsivečiau. Tai iš tikrųjų yra truputį kitas modelis negu ką mes pardavinėjom Samašą. Jie 40 metų pardavinėja techniką kovai su sniegu realiai ir visą laiką orientuoti į skandinavų rinką. Tai jie turi labai didelių, tvirtų daiktų, nes ten tų žiemų šiemet gal nepasitaikė. O šiaip tai ten žiemos labai rimtas būna. Iš sniego valymo tai turbūt galime pastebėti ir tokius specialius modelius, mums neįprastus, kaip tie diagonaliniai peiliai išmetimui, plačiam su skleidžiamais šonais. Kaušai su skleidžiamais šonais, po to sniego peiliai, kur yra užsilenkiantis. Tokia tikrai specifiškai yra. Tai vienas dalykas, kadangi beveik visa Skandinavija beria skaldelę, tai po to viso dar yra pas juos labai didelis šluotų asortimentas. Kas čia labai nustebino mane, kad yra šluota, su kuria gali šluoti 50 km/h. Tai čia visiems buvo įdomu. Tokiau reiktų pabandyti. Čia ta didelė, kur ant frontalinio nurodė, jeigu žiūrėt mūsų Facebooką, tai tikriausiai matėt ant 90 cm aukščio ten su kopijavimui, bet kaip jie pasakė, tai visą Skandinaviją reikia žiemą valyti ir barstyti, o tada pavasarį reikia sušluoti viską. Tai tas, kaip sakant, orientuota labiausiai yra. Tai, aišku, jie ten turi labai įdomių tokių dalykų, kaip dirbtinių stadionų šluota, kas buvo neįprasta ir tikrai greičiausiai bus, manau, kad ir mūsų krašte reikalingas daiktas. Įravausi šiaip, kas stadioną naują pasistatė, tai tokį naudoja. Jau naudoja, ne? Taip, naudoja, čia sako, jau būtinas atributas priežiūrai. Taip, tai. Kai kitas stadionas atysit, tai mums skambinkit, pas mus irgi yra. Tai aš manau, tas stadionų yra, kur nenaudoja. Gali būti, nes tada ta neprižiūrima žolė prisispaudžia. Labai susigadina ir čia gali išgelbėti su to šluota, tai realiai gali išgelbėti stadioną. Tai apie šluotas ką, ta didžiulė, kur galima greitai iššluoti, ten gali būti su rinktuvu be rinktuvo. Su rinktuvu be rinktuvo, pilnai uždara, kaušą šluota, kitą metą kaušą šluota turės, kur apsisuks ir galėsi, nes šiaip dabar tai kaip ir visi kaušai šluotos yra, kai gali tik atbulas šluoti. Ta prasme, ten yra didelis kaušas, didelis turis medžiagų, bet turi atbulas šluoti. O jau dabar baigia jie atidirbti tą, kad jinai turėtų tokį adapterį, kad apsisuktų ir galėtum į priekį šluoti irgi daug. Tai tas, manau, irgi bus labai aktualu, kai reikia kelius šluoti, kai nėra kur iš to grunto išpilti. Tai ten į tą kaušą, taip manau, kokį pusę kubo turėtų šiukšlinti. O kaip gamyba atrodo, viską jie ten patys pasigamina, ar ne? Cilindrų negamina vietai, bet šiaip viską patys pasigamina. Šiemet atsinaujino gamyklą labai, kadangi pas jūs ten buvo irgi projektai, tai atsinaujino gamyklą, sakė, 4 milijonus investavo. Tai jie dar patys gamina visus Avanto priedus. Tai gamyklėlė nėra, tiksliau 3 jie gamyklas turi, tai mes 2 buvom iš 3. Tai negali sakyti, kad labai didelės yra, bet yra labai tvarkingos tokios. Kaip ten vyrai sakė, matosi, kad senai dirba, jau tvarka atidirbta. Ten taipogi naudoja 2 dėžučių principą. Šiaip, kaip mes juokėmės, mažas Samašas. Tai čia gerai, čia kaip komplimentas gerai. Tai va, tai šiaip sakau, labai patiko visiems tas toks naujienos, sakykim. Tai kaip ir turėjom tą komunalinę techniką, bet čia yra kitokia komunalinė technika. Labiau profesionali.
Tai su Sami turbūt jau nebėra ką pridurti, o kitas svarbus dalykas, kurį norim paminėti, kad pradėjome atstovauti Agricarbą. Agricarbas tai prancūzų gamintojas, jie gamina dylančias dalis skutikam, kultivatoriam, siejamosiam, giluminiam purentuvам tikriausiai. Taip. Viskam. Tai aš parodysiu gal prieš kamerą. Čia matysis, nesimatys, bet kokio dydžio katalogas. Iš to, manau, tikrai galima, va ir plūgam yra, iš to galima suprasti, kad beveik kiekvienam modeliui galima prisitaikyti tą dalį. Yra ir originalūs gamintojo dalių numeriai, pagal ką galima susirasti, labai patogu. Taip. Tai jau atvažiavo pirmas partijos. Tai jau išpakavo? Aš išpakavau. Taip. Zbignevas taip sakė, kad sakė, aš eisiu po pietų pakuoti. Tai ilgai miega per pietus. Tai tikrai kokybiškai atrodo dalis išlietos kietmetalio. Ne, tai plokštelės privirintos. Kokybę mes žinom jų, nes tai salvės siejamosiams tie noragai visą laiką gamykliškai iš gamyklos ir turbūt dauguma gamintojų siūlo, kai jau heavy duty kažką, tai siūlo Agricarbą. Čia yra rinkos premiumas. Taip, rinkos premiumas, nes jie iš tikrųjų praktiškai visiems, pažiūrėjau katalogą, tai jie praktiškai visiems padargam gamina ten. Tai aš manau, kad dauguma gamintojų su jais dirba ir tiesiog gali gauti su jais pirkdamas tą padargą. O dabar siūlau nueiti į sandėlį ir parodyti gyvai, vaizdžiai, kaip atrodo tas Agricarb dalis. Štai viena iš dėžučių atvažiavusių, tai parodiniai pavyzdžiai. Čia dabar reikia dar žiūrėti, ką su kuo sudėti gali. Nu čia kultivatorinis nagelis, bet svarbu parodyti išliejimo kokybę ir kaip kietmetalio plokštelės privirintos, tai parodykime iš arčiau stambių planų. Taip, ten viskas labai preciziškai padaryta, o kai padaryta preciziškai, tai faktas, kad ir tarnaus labai gerai. Aš išdėliosiu pavyzdžius ant grindų, tam, kad suprastumėt, kokiai įvairiai technikai galima prisitaikyti. Čia siejamai kažkas. Ar čia į koją kažkokį įsistato? Čia ant kojas užsimama. Agricarbo originalą galėsite pažinti visada iš liejinio, visur būna išlietas Agricarbo logotipas. Sparnelis. Kaip matau, tai yra visi vedantis modeliai. Tai Horšek, Vernelandai, Vederštatai, Amazonė irgi turi savo. Taip, ir dar Kiokerling. Tai va, mėlyjei, pasižiūrėkit. Visai su technika galim pasiūlyti dylančias dalis. Jums tai reikia paskambinti, pasakyti, ko reikia, o mes tikrai rasime tinkamą variantą. Pasirūpinsime, kad svajonės įsipildyt. Grįžtame dabar atgal į šiltą ofisą, kur tęsim mūsų pokalbis. Nes visgi žiema ir šalta. Tai ta proga, kad jau pradėjome atstovauti ir užsisakėm nemažai tų dylančių dalių į sandėlį. Todėl skambinkit mūsų detalistui, Zbignevui, išrinks ir parduos, jeigu turim sandėlį, jeigu neturim, tai be abejo atsisiųsim iš gamintojo greitai ir galėsim jums patiekti. Tikrai būsite patenkinti, nes skirtumas su paprastom plieninėm dalim tai didžiulis, tikrai didžiulis. Sutaupot laiko keitimui. Taip, ir laikas keitimui vienas dalykas, antras dalykas yra, kaip ten sakoma, noragas dyla, nudyla ir nudyla, bet reikia nepamiršti, kad noragas dyla beveik 10 cm. Ir šiaip, jeigu jau norėtum gerai dirbti, turėtum kas kokius 2 cm persireguliuoti gilį dar. Nes jeigu tu dirbi 10 cm noragai nudyla, tai praradai 10 cm gilio. Tai įsivaizduok, nuo darbo pradžios iki pabaigos, kaip gali skirtis lauko išdirbimo kokybė. Taip, ypač kai tau yra aktualu gilesnis koks dirbimas, tai čia labai daug yra. Aš čia iš patirties žinau, kad taip atrodo iškart, bet tada, kai nedyla, tai yra visą laiką vienodas gilis, visą laiką vienoda išdirbta. Ir aš manau, kad apsimoka taip dėti tuos ilgalaikius, nes kiek paklausiu, kas naudoja tuos long life'us visus, tai... Jau prie paprastų nebegrįžta? Ne.
jau vieną kartą, kai pabando, tai prie paprastų nebegrįžta. Long life'ai. Aišku, gal jie mažiau tampa aktualūs, kai būna šlapesni metai. Tai kai žemė minkšta, kai šlapia, tada ir paprastieji. Tada tiesiog, jeigu lygintais metais su paprastais, tai tie paprasti tais metais irgi mažiau dyla. Bet agrikarbas, sakykime, jisai nedyla ar šlapia, ar sausa, jisai vis tiek laiko, nes ten yra kietmetalis, ten yra specialūs lydiniai padaryti ir daug metų labai šitą įmonę dirba labai daug. 30, man atrodo, žiūrėjau. Taip. Tai jie yra jau iš savo klaidų pasimokę, ten kaip ir buvo atstovas čia atvažiavęs, kalbėjom, tai sakė, va čia kažkada darėm taip, tai čia plokštelės laikė, bet nudildavo va čia, tada mes ir čia plokštelės uždėjom. Ta prasme, yra išdirbta labai daug klaidų, su kuriuom susidurėma dar, mes čia bandėme jau tos ne vieną turbūt gamintoją ir gaunasi taip, kad atrodo viskas gerai, bet kažkur yra spragelė padaryta ir kietmetalis lykęs, o išdyla tiesiog paprastas metalas, nes... Būdama, tai mačiau ant randerių tokia kaip strėlytė likus. Taip. Tai šitų klausimų jie yra jau išsigydę tas ligas per eilę metų, per daug bandymų darymą ir čia yra labai rimtas gamintas. Specialistai. Taip, specialistai ir kviečiam į ką pasėsi parodą. Turėsim jų stendą, visokiausių žaisliukų. Pirmą dieną bus atstovas iš gamyklos kartu, tai jeigu klausimų kažkokių specifinių kas turit, tai prašom apsilankyti pirmą dieną ir užduoti. Su specifiniais klausimais visą laiką atsiranda klientų, kur net nežinai, ką pasakyti. Bet tikimės, kad gamyklos atstovas į visus klausimus jūsų galės atsakyti ir pakomentuoti. Bet kad jau pradėjom apie ką pasėsi, tai pereikim ir prie ką pasėsi temos. Taip. Šiemet pas mus nauja vieta, neįprasta negu kiekvienais metais. Dabar būsime stende A stende, jau ten, kur visi A klasės dyleriai. Mūsų stendas A8, būsime ten maždaug per vidurį, už traktorių, ten mus galėsite surasti. Ant asfalto. Ant asfalto. Per viduriuką. Taip, jau labai džiaugiamės, ten būsime tarp Fendo ir Litagros ir New Hollando, už jų mus galėsite surasti. Kaip įprasta, didelio ploto, 1000 kvadratų stendas, daug įvairios technikos, daug atsarginių dalių. Grįžtant prie atsarginių dalių, tai bus ir agrikarbas, bus King Kongo dalis, Bondioli pavėsė. Ne tik kardanai, bet ir mūsų naujos kardanų remonto staklės, kuriom daug greičiau ir kokybiškiau galėsime remontuoti jūsų kardanus. Be abejo, turime daug atsarginių dalių, todėl tą remonto procesą galėsime pademonstruoti ir gyvai palapinėje arba ten kažkur stende. Galėsim net duoti pabandyti patį. Taip. Tai vat tokios įdomybės, aišku, ir kitų tų dylančių dalių, pavyzdžiui, diskų skutikam. Taip, pofasas. Kas jau pas mus, kaip sakė. Probos sėdynės. Tai jau bus užpildyta šį kartą mūsų palapinė. Bus ten praeit kažką. Susistatysim taip, žinai, kad po metriuką visur. Kaip visą laiką planuojam padargus, vežam, oi dar to reikia. Taip, svarbu, kad vietos būtų. Čia Agrovizijoje gali daryti kaip nori. Taip. O Kaune jau reik planuoti. Iš padargų, tai iš Agromašo bus Foxas, ilgai lauktas. Visi galės gyvai pamatyti. Aquila Drive, 4 metrų sėjamojo atvažiuos. Naujasis Runner modelis. Runner VT modelis naujasis. Nepasakok visko, nepasakok. Naujasis ir užtenka. Gynėjais po to viską nupasakosi, kaip atrodo, sakai, aš žinau. Sakai, palikti intrigą? Aišku, palikti. Gerai, tai apie Agromašą daugiau nesakysiu. Apie Agromaš visas naujienas, kaip ir sakėm, bus naujas atskiras epizodas. Nes ten gamintojas davė naujienų šiam metam, daug įvairesnių versijų, todėl čia jau atskiro pusvalandžio verta tema. Taip. Tai su paroda, kaip ir viskas aišku, stendas A8, kovo pabaigoje, kovo 26-28 dienomis, jeigu neklystu. Visų labai lauksim, stende bus Agromaš, Samaš, TMZ Cancela, Cincomet technika. Nu ir mes. Ir mes, taip. Taip pat pademonstruosim ir Agronas skutikus, kurie yra daug
primtinimesnės kainos, gal labiau tokios ekonominės klasės skutikai, kam kaina aktuali, iš priekabų, cinkometas, galbūt perkrovimo priekabo iš Metaltecho atvažiuos. Ir Talexo nemažai. Talexo bus daug. Taip, ir Talexo technikos, tai tikimės viską sutalpinti. Čia mes tiek prišnekėjom, bijau, kad galim tekti 2 aukštis krauti. Štabeliuosim. Stačiau. Taip, tai tikimės kuo daugiau visko parodyti, be abejo bus visa komanda, tai norėtume su visais jumis susitikti, pabendrauti ir rasti būdų, kaip išpildyti jūsų planus ir norus. Paroda viskas, ką dar turim? Tai šiandien dienai gal tiek, palikim. Gal kad bus daugiau podcastų tada, nes kai sušnekėsim vėl už pusę metų, tai... Nesakai daugiau temų palikti. Gerai, tai podcastas numeris 5. Sakom, kad baigtas, ačiū, kad žiūrėjot. Malonu, kad žiūrit ir stebit. Jeigu stebit, tai paspauskit arba laiką, arba tą laiką ant laiką. Jeigu nepatiko, gal galite mums duoti patarimų, ką galime daryti kitaip. Bet kokiu atveju kviečiame sekti mūsų kanalą ir YouTube, ir Facebook, ir Instagram, tam, kad galėtumėt pamatyti visas naujienas, kas pas mus vyksta. Galbūt kažkokie būna specialūs nauji pasiūlymai. Taip. Būna istorijų įsimetam, koks skutikas labai gerą kainą iššoka, todėl tų progų tikrai nepraleiskit. Ir, kaip ten sako, turėkit svajonių, nes jeigu neturėsit svajonių, nebus kam pildyti. Ačiū. Iki.